Pirmieji ligos simptomai prasidėjo 22 metų lapkričio mėnesį. Tai buvo rytiniai pykinimai su vėmimu. Buvo tikrai sunku, nes, kaip minėjau, liga sutapo su dukrytės gimimu. Tai emocijos po gimimo ir sūnaus liga, tai žinokit, slydo žemė iš po kojų ir ašarų buvo ir kartu su vyru verkėm. Praėjo 5 savaitės, kol mes radome ligą. Tai galvytėje buvo kiaušinio dydžio navikas. Po operacijos mokinomės naujo vaikščioti, kalbėti. Kas džiugina, kad Domas jaučiasi puikiai po gydymo. Jisai yra stiprus, svoris priaugo, yra aktyvus. Atsimenu, buvo atėjusi pas mūsų neurologę ir jinai apžiūrėjusi nuvadomuką pasakė, čia būtų kažkas vau, jeigu Domas po mėnesio atsistotų ir jisai bėgiotų savo kojomis. Ir ką jūs manote, jisai po mėnesio spyrė kamuolį, važinėjusi su paspirtuku, pilnai vaikščiojo, pilnai bėgiojo ir pilnai kalbėjo. Ir šiaip Domas labai ramiai reaguoja. Jisai daug ką supranta, kad, pavyzdžiui, tarkim, jam reikia vaistukų, kad jisai išgytų. Jam reikia atvažiuoti į ligoninę, kad jisai, pavyzdžiui, pakiltų kraujo, tai rodikliai. Ir jisai, pavyzdžiui, ne vieną kartą man pasakęs, mama, o kada aš važiuosiu į ligoninę, nes man ten patinka. Kaip ir viską jisai turi, kažkokių tai niekniekių nesinorėjo. Ir vieną kartą mes paklausėm Domai, ką tu norėtum gauti. Tai jisai sako, mama, aš norėčiau naują keturračio, nes mūsų tas senas jau atgyvenęs jau. Su sese tai visko būna ir pasimuša, ir būna, ir vienas ant kito šaukia, bet galų gale jie myli vienas kitą. Vienas be kito negali, nes tarkim, Domas pabūna ilgiau ligoninėje, tai jisai skambina, mama sako, aš jau noriu pas sesę grįžti jau. Man metų 5 vasarį busis. Naują tą salatą. Naują tą salatą aš važinėsiu. Aš išvaniuoju. Labai norėtume mes padėkoti labdaros vakaro metu Nidoje aukojantiems žmonėms už galimybę išpildyti Domuko svajonę.